Gerbėmieji. Sulaukiam nuostabiai žiemiško savaitgalio. -9 dabar kažkur naktį prognozuoja iki 14-15 šalčio. Nu ir bandysim išgyventi tokiom sąlygom. Tai žodžiu, ką čia aš veiksiu. Tai tokią palapinę turiu šildomą. Buržuikę pamėginti pakurt. Į mišką atsivežiau raugintų kopūstų. Rauginti kopūstėliai. Patraškinsiu su bulvėm ir dešrelėm. Dar pasivaikščiosim po žiemišką mišką. Pažiūrėsime mišką iš viršaus. Nu ir pažiūrėsiu, kaip toj palapinėj sekasi gyventi. Va taip va, pamaikutė. Tai kažkaip senai žiemą miške bebuvau. O žiema man yra, wow, mano metų laikas. Tik tiek, kad nesu labai atsparus šalčiai, bet kažkaip bandau tai kompensuoti kitom priemonėm. Tai mano video yra tokie, kad aš nesistengiu išgyventi tam ekstremaliom sąlygom ir kūno kažkokios galimybių ribas išbandyti. Pas mane yra taip, kad ekstremaliom sąlygom susikurti maksimalų komfortą. Nu kam be reikalo šalt, kam ten be reikalo badaut, ane, jeigu įmanoma kažkaip, tarkim, kažką pasimti iš miško, kažkaip susikurti sąlygas, kada tu gali jaustis bent kažkiek komfortabiliau. Tai va toks mano tikslas. Jeigu įdomu, kaip man seksis, pirmin su manimi žiemiškai sniegingą mišką. Krosnelės su palapinė keliauja va tai va, vaiko rogutėse paskolino man. Na, o čia jau tokia šviesesnė aikštikė. Eglinėlis su pušies priemaiša bus gerai. Reiks biškį atsikapstyt sniegą, tą palapinę pasistatysim. Porą sausų eglių kaip tik stovi, tai manau tą vieną plonesnę reiks kažkaip tai nugalabit. Nakčiai per akis čia bus man. Tai va tokia palatkė. Kokie 4 metai aš jau buvau, gal 5 nemiegojęs, tai kažkaip nebeatsimenu, kaip čia statyti. Nu, nesudėtinga, bet biškį sugaišau. Kamino dalis nuo pernai metų nevalytos, atsivežiau į mišką šepetuką. O blemba, ne taip paprasta.
Nu va, krosnelę įdėjau, kaminą užtek turėtų, biškį ir susidėlint spėjau. Kaminas turėjo būti ilgesnis, bet atsivežiau šepetį. Kažkaip namie nepabandžiau, sakau, greit prasivalysiu čia. Nu, klygo ir strigo. Reiks galvoti, kaip iš čia išlūpt. Vis kažkokia tai kliurka man gaunasi. Nu va, pasistačiau. Nu tokia sniegą įkapščiau biškutį. Kai varteliai. Anksčiau, kai būdavo šalti pavasarį, pavyzdžiui, ragų ieškant, tai nuolat vaikščiodavau. Ūsai būdavo visi čia. Net įsišiepti negali, sukabina visas. A dabar va. Senai tokia žiema, bet turėjom. Varteliai. Atrakcija. Nežinau, kiek čia šalčio. Termometriuką kažkur kuprinėje turiu įsidėjęs. Reiks paskui surasti pasižiūrėti, bet šąla. Kai judu, tai visai nešalta. Kaip čia bus naktį, matysim. Dar vienas dalykas liko neapgalvotas, toj parodysiu, kas naktį bus bėda. Blin, buvau visai pamiršęs, kad kamino skylė tai gerokai didesnė negu kamino diametras. Ir aš nieko neturiu, ko čia užkišti. Neįsivaizduoju, kuo tą skylę primažinti ten, kad visa šiluma pro ten išeis. Svarbiausia, kad ten karšta toje vietoje, kaminas karštas būna. Jis per tą žeplumą negą nustrigdinau tavo šepetį kamino dėklę. Tai dar ir skylė per didelė. O tai būna, kai kulverčių mišlėkė į mišką. Skabėdamas. Į tai, kol davažiavau, pusė dienos praėjau. Eglutė nudžiūvus. Pamėginsim įveikti. Čia darbo turbūt iki kol sutems dabar turėsiu. Pavyko nuvesti iš kelmo tokią sutrešusią eglę. Aukščiau liktai medis, toks kaip ir nieko. Nu, prisiruošiau krūvykę malkų. Pradžiai, vakarė dar pasiskaldysiu. Stovyklavietė kol kas atrodo taip. Kuprinė dar visą vogėse. Nebuvo kada net išsimti. Pralkau, blemba, ryte tik tai košės esu užvalgęs. Pradės temtoje. Eisiu tušint kopūstų, kai užsikursiu. Tikiuosi, čia viskas bus gerai. Įsitaisiau šiaip ne taip. Ankštoka. Biškutį mažokai vietos. Jeigu nefilmuočiau, tik tai pasikurent, miegoti būtų gana. Bet kai reikia pafilmuoti, atsinešti kameras, puodus, kažką virt, tai tada taip vienam kažkokiam klajokliui, vienišiui, kuris dėl savęs, tai gal ir gerai. Nu ką, pečių reikia kurti, viskas. Dar vienas iš geresnių bairių yra išvažiuoti į žiemą ir nepasimti nei degtukų, nei spirtinės tabletės, nei skeltuko. Gavau firfint atgal į mašiną ir bardačioko pasimti degtukų. A kadangi jokie popierius neturit, prakurom naudosim technikinio lapą. Aišku, užkurčiau ir tai, bet nėra tikslas čia kažkaip išgauti ugnį ypatingais būdais. Aš tiesiog noriu tiesiog pabūt smagiai.
Čia irgi geras bairis. 4 degtukai dėžutė tik. Tai čia šiandien ir rytoj. Nu. Iš antro degtuko vieną sugadinau. Na, viskas kaip ir neblogai užsikūrė, tik tai metai kiti problemos tos pačios. Kol įkūriau, tai čia buvo tiek dūmų, gavau viską prasivert, atsisekti. Dabar jau liktai apstoja, kai įsidegt baigė dūmyti. Nu, va taip ir būna, kai namuose neįsivaliau tų kaminų, nes nusipirkau šepetį prieš išvažiuodamas į mišką ir sakau, čia prasivalysiu ir iš karto jį užtrikdinau. Nežinau, tai kaminas viena dalim trumpesnis. O, gerai verčiasi. Darosi šilta jau, įsirenginėti reikia. Nu, prieš pradedant kopūstus, raugintus, troškint, biškį riešutuko. Nebegaliu kentėti, visą dieną nieko nevalgiau. Nu, kaip ir dega, kaip ir šilta, viskas tvarkoj, bet bėda ta pati kaip ir pernai. Pradarai ir į vidų dūmai verčiasi. Tada rauginti kopūstėliai. O, bračia, apšalė net. Su leduku. Aš čia visai komfortiškai šiaip jaučiuosi. Jeigu nedūmintų pečiukas, kai atidarai, tai belia kaip gerai. Nesismulkinsiu visą kibirą. Nu, iššūkis bus įveikti. Kiek čia jų? 800 gramų. Per šiandien vakarą, rytoj rytą. Kaip dūmina, brač, kaip dūmina. Akis graužia, būt neįmanoma. Nu nieko, sekančiam kartui jau būsiu išsivalęs kaminus. Šiaip tas pečius labai gerai šildo, labai daug šilumos duoda. Reiks po to atsinešti termometrėlį, pažiūrėti, kiek čia to šilumos yra. Nu bet va tas dūminimas. Va, dūmose sėdžiu. Kažkas komentaruose rašė, kad kamino diametras per siauras. Tai yra 6 cm, turėtų būti bent 8, anot to komentatoriaus. Gal jis pats save atpažins? Tai va, kamuojasi biškutį šito klausimu. Nu, nusipirkus pečių nesinori dabar kito pirkti, nežinau. Man šiaip visai patinka, išskyrus va tą vieną niuansą. Tas tulpas čia labai ne vietoj šitoj palapiniai. Piramidės formos palapinė ir tas tulpas vidury, tai jis čia mane nervuoja. Vat kuo esu mažiausiai patenkintas, tai palapinė. Po to paaiškinsiu, kas man čia negerai su ja. O dabar tai bulvių skutimą. 7 bulvės nusiskūsiu. Turėtų užtekti man. Sunkiai man čia tos bulvės tilpo. Nu, tyč-toč. Gal biški per daug prisiskutau. Ai, bet išvirs kaip nors. O, užvirė kopūstėliai rauginti. Troba pakvypo juodai. Garantuoti miške irgi jaučiasi. Galės šernai seilę varvint dabar. Nu, vat lauke apie 11-12 per vidurį kažkas stovi link 12. Atsinešiau tą termometriuką į vidų, padėjau, pažiūrėsim, sušils, ką rodys. Nu jau čia ilgai verda, ko ne valandą, dedu dešreles, iš viso 4 turiu. Pirštinaitė šilumos gavo, garuoja, išdžius. Laukia -12, viduj +14 ir dar čia šyla. Man tai juokingas va šitas dalykas.
Jis nuolat va taip ir juda. Kas čia, kokį iš čia ritmą pagauna. Na, mano dešrygaliai. Bulvikės irgi išvirė, išlėta konkuliuoja, sako biškutį, bet jau minkštutės. Tai žodžiu, stalas mano bus kaladė. Čia jau bus gerai ir kapir. Kaip žemaičia saka. Nepasimiau jokį indo valgymai, tai teks tokį naudoti. Nu čia kaip irgi indelis, bet jis labai mažas. Čia realiai dangtis nuo to, kuriame bulvės vyrė. O dešrygalį, kad įsižergė. Nu ir dabar kopūsto. Ant nakties rauginti kopūstų. Šilta, maisto yra, ko ne gyvenimas. Senovinis tradicinis patiekalas, tradiciniai senųjų lietuvių aplinkoje miške, su pečiuku. Čia yra gyvenimas. Tik vienam biški nuobodu kartais būna. Kartais vienatvis lekia daugiau, tai čia fantastika. Beje, visai laukčiau pasiūlymų, ką dar būtų galima pasigaminti, kai išvykai. Kitą kartą kažkaip sunkiai susigalvoja. Mandraus nenoriu, noriu kažko lietuviško, būtų gerai kažkokio tradiciško, senoviško patiekalo kažkokio. Man tas domina. Visokios ten buritos, kebabai, dar kažkas kažkaip man... Aš jau šiaip valgau mieste, bet miške tai man kažkaip nėra ryšio tarp lietuviško miško ir meksikietiško burito. Va taip va, pamaikutė. Nu čia užspirgino pečius kaip reikalas. Čia vienu momentu tai buvo pridūsęs, jau taip dūmų prisileidau, vėsų buvo. Bet esmė tame, kad jam reikia neduoti prigest. Tai matai, apdega malkos, reikia dapilyti, apdega dapilyti, tada viskas gerai. 2-1. Eina savo. Ir čia dar tolimiausiam kampė nuo pečiuko. Ir realiai, va jau sprandas beveik šlapės. Čia ta palapinė, jie viduje yra dengta tokia kaip folinė medžiaga. Tai dar įsivaizduoju tą šilumą, dar atspinduliuoju atgal. Tai tiek, kad aš pirmais išvažiavimais su jie pasidariau didelę kliurką. Tai tokios kliurkelės kelios yra, skylelės kelios. Žodžiu, pirmus bandymus tos palapinės, kada aš ją nusipirkau, kai išvažiavau, nebuvau nusipirkęs pečiai kibirkščių gaudyklės. Kokių tai malkų įmečiau, kurios kibirkštis labai kibirkščiuoja ir man kelios užkrito atgal ir pradeginau. Kokios 2 ar 3 kilutės yra, dabar nežinau. Jos miniatiūrinės, bet yra. Negerai tiek prisiryti. Juolab, kad dabar jau be 20:11. Privalgiau karštų kopūstų su dešrelė ir bulvėm. Dabar čia yra jau 2 viduj. Aš čia visą šlapis. Tikrai negalvojau, kad taip šilta bus čia. Nežinau, kaip čia naktį bus. Nes, pavyzdžiui, prie žemės palapinės apačia yra visa apšerkšnijus. Kiaurai per šalį. Nu, aišku, aš ten sniegų užmečiau, kad neįtų pro apačią šaltis. Dabar pagrindinė šitos palapinės problema, nežinau, čia matysis, nesimatys, tai kondensatas. Žodžiu, kol kūrenau tik tais pečių ir nieko negaminau valgyti, ir čia biški, kol nebuvau prisidūminęs, tai jokio kondensato čia nebuvo. Bet kai pradėjau gaminti valgyti, pradėjau garuoti, prisidarė kondensato. Ir aukščiau jo beveik nėra, bet vat, koks metras iki žemės, tai jo yra. Nu ką, taip išeina, ką laikas miegot. Kiek čia tų valandų? 11. Kol kas šilta, bet kai užmygsiu, tai čia atvės viskas šalta pasidarys. O viršui tai iš viso. Tiesiog per kokį metrą nuo žemės jau turbūt temperatūra 2 šiltesnė. Žiūrėsim, kaip čia naktį bus. Reikia dar užmest malką ir bandyti miegoti. Nu ką, labanaktis. Gal net lėk šį kartą vilkai pas mane, o taip pripratau miškuose prie jų.
Labas rytas. Mėgojau su termo apranga, tai pats tas buvo. Kai pečiukas biški prigesa, taip jautėsi į mėgmaišį, kad norisi įlysti labiau, bet vėl įmeti, vėl įsidega, vėl gera. Tai va taip visą naktį. Tik labai dažnai prabudinėti reikėjo, nes kas valandą gal dametinėti reikėjo. Pečiukas jau rusena. Viskas, kaminiukas rūksta, išlindau į lauką, gražus gajus rytas. Va ten ant kelmelio padėtas termometras. Panašiai kaip ir vakarą, 12 laikosi. Tai palapinė biški šarčiau. Pagrindą šilumos perdu per va šitą skylę. Raugintų kopūstų vakarykščių uždėjau šildyt. Papusryčiausiu apsitvarkysiu ir reiks ruoštis. Atgal iš kur atėjau, toks bus tas mano stovyklavimas. Senai bebuvau buvęs tokioj minusiniai temperatūrai, kad būtų daugiau nei -10 per naktį miške. Tai buvau pasiilgęs. Šiaip pačią palatkę tai nelabai esu patenkintas. 2 esminiai minusai. Forma. Kadaise aš ją pirkau prieš kokius 5 metus. Kažkokią reklamą kažkur pamačiau. Ir užkibau. Ta trikampė forma, kažkaip tu negali nei atsistoti, nei ką iš karto remiesi į sieną. Geras dalykas beje yra tai, kad viduje dengta folija. Ten tikrai šilta. Jeigu pečius gerai dega, tai ten su maikė sėdėti yra pipėts. Dar kitas trūkumas, tai kondensatas susidaro viduje. O apie tą trikampio formą, tai jau buvau supratęs, kai pats ten šalašus statydavau, kur stačiau šalašą, kas matė video, kur indieniško tipi formos. Tai aš jau ten patyriau, kad trikampis nėra gerai. Geriau tas toks gaubtas. Kai dariau pačiam pirmam savo bushcrafto video, kas matė, žino, tai va tokia forma geriausia. Pusryčiai šyla. Manau, kad čia jau viskas kunkuliuoja. Kokie dešrykė per sprogus. Visko nesuvalgiau, tai šeiminai parvešiu. Bent jau paragaut. Kaip bebūtų gaila, geri dalykai turi pradžią, turi ir pabaigą. Reikia pradėti pakuotis. Viską ardysim, ką pridarėm. Nepataikiau. Tiksliau neįsmygo. Priežastis, dėl ko trauka šiandien ryte jau buvo labai prasta. Jau čia beveik užsikišę. Biškį atitirpo po manim, kai miegojau.
Bet iki po manęs atrodo taip. Jeigu taip iš toliau atsitraukus. Nu, man tai visada, kada apleidžiu stovyklavimo vietas, vis tiek matosi visas žymės, ne, kad tu esi stovyklavęs ir visada kyla toks galvoj klausimas, ar kas nors užeina ir pamato tokias vietas ar ne. Nes aš vaikystėje paauglystėje tai buvau toks 100% žvejys, tada grybautojas rudenį, azartiškas, o ragų ieškojimo daugiau stebėdavau, kai Krikšto tėvas eina ragų ieškoti, tėvas kartais eidavo ir tos ragus ten matydavo ir man, va, atrodo, tik po to pradėjau išmokti. Va, bet aš nekartą buvau radęs tokias vietas, kai ateini ir matai kažkieno stovyklautą ir man atrodo, wow, kaip gali žmonės kažkur vieni gamtoj mėgoti. Ne stovyklavietėse stovyklautą, kur, bet va tokie, kur grinai miškiai lindė. Arba prie upės, kur nors guoliai kokie nors sulaužavietėm. Va ten, man atrodo, wow. Ir tai buvo vienas iš impulsų, kodėl pats tai pradėjau daryti. Bet niekada nesižinosi, ar čia kas nors užeina ar neužeina. Šiaip miškas niekino neišvaikščiotas. Все, adios amigos miškelį. Gerai buvo, bet biškį ir užsiknisau. Vietas mažai nuolat susilenkęs, kelienus skauda. Nu, bet tikiuosi žiema dar greit nesibaigs. Tai tokia buvo žiemiška para miške. Sušilau, kol atėjau, netoli mašinos jau. Nu va, viskas. Jeigu patinka, ką veikiu miškuose, turit simpatijų tokiem dalykams ir panašiai, tai paspaskit prenumeruok mygtuką. Karts nuo karto įmėsiu kažko ir viskas. Dėkui visiems, kas žiūri ir iki kitų kartų.